Sveiki visi, su jumis Slava from Zero Drop ir šiandien mes su jumis susipažinsim su puikiu modu EVIC VTC Mini. Noriu padėkoti Ekodumui už suteiktas prekes mūsų apžvalgai. Na kągi, pradedam. Jisai ateina su tokia kartoninė dėžutė. Joje mes rasim patį modą, įdėti tokį paraloninį dangtelį. Taip. Garantinį taloną. Instrukcijas. Lietuvių kalbos nėra, yra anglų ir rusų. Mikro USB laidą, krovimui ir softo atnaujinimui. Ir buitinis rozetės adapterį. 1 ampero išeiginė. Iš dėžutės mes sužinome tam tikrą informaciją. Ant šito šono jūs matot logotipą, ant šito irgi. Čia jūs matot modo pavadinimą ir kokius spalvų jisai būna. EVIC'as būna juodos, baltos ir žalios spalvų. Matom čia. Čia mes matom tokį paveiksliuką, modo pavadinimą, čia Celsiai, Fahrenheitai. Modas turi termokontrolį. Dizainas tai atspindi. Iš kitos pusės mes matom čia visokius įspėjimus. Taip pat matom mūsų modos spalvą, Šitas raudonas lipdukas reiškia, kad programinė įranga atnaujinta iki 2 versijos ir viršuje mes čia matom komplektą. Na ką, pereisim prie pačio modo. Makulatūra į šoną. Modas yra toks mažas kompaktiškas, bet tikrai neblogas. Jisai naudoja keičiamą akumuliatorių tipo 18650. Jo techninės savybės yra tokios. Power mode jisai išduoda nuo 1 vato iki 75. Palaiko varžą nuo 0,1 iki 3,5 ohmo. TC mode jisai gali garinti su varžą nuo 0,05 iki 1 ohmo. Celsijais jisai išduoda nuo 100 iki 315 laipsnių Celsijų. Fahrenheitais nuo 200 iki 600 laipsnių Fahrenheito. Šis dangtelis, kuris uždaro baterijos skyrių, laikosi labai gerai. Jisai laikosi ant 4 magnetų, kurie tikrai gerai laiko bateriją. Pavyzdžiui, jis tikrai kokybiškai laikosi ir niekur baterija neiškrys ir tai yra pliusas. Nes nemalonu, kai dangtelis krenta ar ko nors tokio. Na gerai, kai mes įdam bateriją, modas iškart pasijungia. Dabar jisai yra power mode ir jisai rodo tam tikrą informaciją. Įtampa 3,0 voltų ir pilna baterija. Toj prisuksim kokį nors skaitinimo galutę. Yra dripkė, yra mano dripkė, prisuksim ją. Pažiūrėsim, kai tai viskas veikia. Taip. Na, pažiūrim. Kokios funkcijos mums parodys šitą mažą juodą dėžutę. Žiūrim. Taip, kaip mes matom, iškart matuojama varža vėlas. Matuojama gerai, nes mano varža tokia ir yra. Taip, dar skaičiuoja, kiek užtraukimų jūs padarėt. Matot, tenais yra puf. Taip pat skaičiuoja, kiek laiko rūkom sekundėm ir baterija. Kad pereiti į kitą modą, reikia paspausti 3 kartus mygtuką Fire. 1, 2, 3. Matot? Dabar mes galim keisti viską. Pavyzdžiui, dabar mes esam mode Bypass. Tai yra mech modo režimas. Jokių reguliacijų, tiesiog kiek modas gali duoti įtampos, jis tiek ir duoda ir galios. Galim pažiūrėti.
turi garinti daug įdomiau. Pereisim į kitą modą. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taip. Jūs galite garinti su nikeliu TC režime. Galite su titanu. Ir galite su neridijančiu plienu. Grįžame Power modą. Modas turi kelias tikrai naudingas funkcijas. Pavyzdžiui, jeigu jūs mėgstat garinti 60 W Power modę, va aš tai nustatau, va žiūrėkit, taip. Va, pavyzdžiui, jūs nori 60 lygiai. Ir nenorit, kad kažkas numuštų šitus nustatymus arba tiesiog nenorit netyčia paspausti šitų mygtukų, tai jūs galite pasinaudoti keylog funkciją. Reikia užspausti pliusą ir minusą vienu metu ir laikyti. Va. Ir dabar galima garinti, bet negalima keisti nustatymų galios, matot, keylogas. Tikrai gera funkcija, pats visada jo naudoju. Taip pat yra gera funkcija, kuri taupa jūsų bateriją, tai yra Stealth mod. Žiūrėkit, reikia paspausti minusą ir fire vienu metu ir laikyti. Stealth modo. Dabar, kai jūs garinsit, ekranas nebesijungs ir taupys jūsų bateriją. Matot, ekranas, spaudžiu. Garina, bet nesijungia. Geras pasirinkimas, jeigu jūs daug rūkot ir jums reikia, kad geriau laikytų. Tai va, atjungti visas šitas funkcijas, taip pat paprasta. Atjungti stealth reikia, minusą ir fire užspausti vienu metu. Matot? Atjungti keylogą, pliusą ir minusą užspausti vienu metu. Va. Tai va. Norėčiau dar pažymėti vieną gerą savybę šito modo. Iš tikrųjų privalumą. Tas privalumas yra tame, kad jisai moka krauti bateriją. Iš tikrųjų geras dalykas, nes pavyzdžiui, kai tu perki modą ir nori rūkyti, o tau dar reikia išleisti apie 12 € ant pakrovėjų, tame yra nieko gero. Tai va. Modas gali krauti, jisai turi micro USB. Va, matot, micro USB. USB laidą, kuris eina komplekte. Ir čia turi micro USB. Jūs galite naudoti bet kokio Androido pakrovėją. Jūs galite krauti nuo rozetės ir nuo kompiuterio. Tame jokių problemų nėra. Toj mes tai pamėginsim. Paimu adapterį, kuris ėjo komplekte su modu. Prijungiu laidą, įkišu į rozetę ir prijungiu modą. Kol jūsų modas krauna bateriją, ant baterijos atsirado mažas žaibukas. Matot, kai baterija bus pilnai pakrauta, jisai dings. Ir dar vienas dalykas, kuris man žiauriai patinka šitam mode. Kol jisai kraunasi, jį galima naudoti pilnai be problemų. Man asmeniškai tai labai svarbu, nes aš rūkau non-stop. Matot, jokių problemų. Kraunam ir rūkom vienu metu. Taip pat, ką aš tikrai norėčiau pažymėti, kad šitas modas yra upgradeable. Čionais galima atnaujinti programinį įrangą. Kai Joyetech išleis naują programinės įrangos versiją, jūs galite atsinaujinti. Atsinaujinimas jūs užims apie 2 minutės. 2 minutės ir jūs vėl galite rūkyti. Tai yra didelis pliusas, nes jeigu Joyetech padarė kažkokių klaidų ar bugų, kuriuo aš asmeniškai neradau, tai jinai gali tai pataisyti bet kada atnaujindama programinį įrangą. Taip pat modas įgys naujų funkcijų. To aš jums parodysiu, kaip sužinos, kokia jūsų programinė įranga. Reikia išjungti modą, 5 paspaudimus. Ir dabar reikia apie 20 kartų jį paspausti. Matot, antrą versiją.
kai šitas modas atnaujintas įsigijo tokią naują funkciją kaip garinti su nerūdėjančiu plienu. Pirmo versijai to nebuvo. Šito ir baigsis mūsų apžvalga. Na ką, viso jums geriausio, su jumis buvo Slava from Zero Drop. Nerūkykit, rūkymas žudo, garinkit su mumis. Viso geriausio.